Kaip kaštoną gali turėti? Pradėkime nuo to, kad nuo lentos net nenurašė žodžių normaliai. Sveikinu praėjus pradėtas klasės, mėliai. Ai, palaukit. Man, sorry. Liko dar vienas lietuvių kalba. Jau viskas. Sveiki sugrįžę, dar vieną atgal šūlen, dar vieną sezoną į ketvirtąjį epizodą YouTuberiai. Šiandien turime labai įspūdingų žmonių, labai įspūdingų svečių, labai įspūdingų užduočių ir labai fainai praleisim visą laiką. Bet prieš tai noriu paminėti apie mūsų pagrindinius nuoširdžiausius mūsų partnerius Alfa Erdvė. Ačiū Alfa Erdvei ir jie turi savo iššūkėlį. Taip kad dabar atidžiai klausykite visi mokiniai, kurie yra nuo 6 iki 12 klasės. Tai bus 3 iššūkiai, kas 2 savaitės. Gruodžio 1 jau praėjo, dabar yra nuo gruodžio 15 antrasis iššūkis atgal šulien, kurį galite spręsti. Ir bus dar vienas 29, kuris startuos. Greičiausiai pakeisim, nes mes vieną epizodą atkėlėm, bet dar pažiūrėsim. Galutinis rezultatas priklauso ir nuo atsakymo greičio. Taip kad su ChatGPT ar Google galimai, kad nepraeisite. Gali dalyvauti 5-12 klasės mokiniai. Ir finalas gyvai vyksta sausio 19, į kurį turėsi galimai ir tu šansą patekti. O pagrindinis prizas per visus iššūkius, kas daugiausiai surinks taškų, yra iPhone 16. Ir Alfa Erdvė yra inovatyviausias būdas mokytis matematikos. Nebereikia vadovėlių, nieko, gali tiesiog atsipūsti ir su dirbtiniu intelektu pasimėgauti matematiką. Ir tuo pačiu su koduku atgal šūlen 30 gausi 30% nuolaidą Alfa Erdvės prenumeratai. O dabar norėčiau aš pakalbinti mūsų dalyvius. Pirmasis iš jų yra nuostabusis, mielasis Justinas Lekavičius, J-Legend. Kaip laikaisi? Puikiai, esu pasiruošęs užkariauti. Užkariausi pasaulį šiandien? Ne, tik mokyklą noriu. Jei kas nežino, J-Las paskutiniu metu išpopinės, surinkęs jau 100 000 ir YouTube'e per 3 mėnesius jau YouTuberis. Dėl to iš čia ir yra, planuojantis nugalėti visus kitus YouTuberius ir laimėti atgal šūlen šitą epizodą. Aš žinau, kad didžiausia problema bus su lietuvių kalba, nes aš toks... Skipinsi visus, ne? Naudosi pagalbas. Stengsiuos, kiek bus pagalbų visus ant lietuvių kalbos. Tikiuosi, kad per pirmas klasės nereikės naudoti pagalbos, bet jeigu reikės, tai nesijuokit labai stipriai. Negali irgi taip galvoti, kad jiem geriau seksis. Tikiuosi, nesiseks visiškai. O tau geriausiai seksis. Ačiū tau. Trečia lentyna. Arnas, iki. Praeitų metų sezono atgal šūlen finalistas. Kaip laikais, Arnai? Super. Pieštuką užrausės, jau rašysi viską šiandien. Pasiruošęs. Arnas yra vienas iš tų žmonių, kur labai geros širdies žmogus ir kad viską padarai laiku ir vietoj ir niekada nestagnuoji, neužsisėdi vietoj. Labai miela iš tavęs girdėti, mielas draugė. Arnas yra vaikščianti Wikipediją, tai jeigu reikės kokių faktų arba šiaip ką nors sužinoti, manau, kad jo YouTube'ės kanale ar jo laidose viską gali surasti. Tiesa? Taip, ačiū labai. O mes įdame prie trečio mūsų dalyvio ir tai yra Davidas Benžius, kitaip žinomas. Kaip laikaisi, Davidai? Labas vakarėlis. Puikiai. Kaip sekasi mokykloje? Nebuvau visiškas asilas. Labiausiai blogiausiai sekėsi matematika. Aš laikiau matematikos valstybinį egzaminą. Tu davai man pasakyk savo ir aš pasakysiu tada, kiek buvo. Nu, aš gavau 8-7. Tai tu. Žinai, kiek aš galvau, aš neturėjau jo laikyti apskritai, aš nežinau, kodėl aš jį pasirinkau, man jo nereikėjo, bet aš sugalvojau, kad reikia laikyti ir aš gavau 3%. Jo, jeigu ir jums nesiseka matka, tai Alfa Erdvė trasą su dirbtiniu intelektu pasimokyt. O man Davidai, ten moksleiviam labiau, bet jeigu tu nori pasimokyt, I mean go for it, žinai. Ir ačiū, Davidai. Mūsų kitas dalyvis, Antanas J. Kaip laikais, Antanai? O, labas vakaras. Antanas šiandien bus truputį su dilėjum, nes jis yra labai skiliai Lietuvoje šiuo metu. Reikia palaukti biškį dabar. Dar truputį palaukim, gerai? Antanas labai daug sričių atstovas. Ir muziką kūrė, ir vlogeris, gameris, bet ne gameris. Ko jis tik nedaro? Realybės šou dabar iš viso daro. Aš labai noriu pamatyti, ką tu ten sukūrei. Tai dabar vas ir kaip tik sėdžiu toj skėlėj, labai toli nuo visko, nes realybės šou ką tik buvo finalas. Ir rytoj važiuoju į civilizaciją pagaliau. Lauksim tave civilizacijai, o dabar Antanai palinkėsiu tau sėkmės, nes mes einam pasigarminti mūsų kitą dalyvį. Aurimas Valajavičius. Žmogus perplaukęs Atlantą, planuojantis lipti į Everestą, planuojantis gyventi savo gyvenimą ant vandens. Kaip laikais? Jo, gerai. Dabar kaip tik pakuojusi daiktus į lagaminą. Vos įkalbinau, sakau, prašau, ateik pas mane į projektą, sakau, galėsi lipti to savo kalnus po to, bet dar ateik vieną kartą įstikint, ar tikrai turėjai iškristi taip anksti pernai metais. Jo, pernais
metais labai nepasisekė. Todėl vat, kažkas ten mačiau laikė tušinuką už ausies, o aš tai jau tas. Jau spaudino stresą. O šiaip nors kiek jaudinės ar ne? Ne, chill viskas. Turiu kavutės, tai aš ramus. Skanios kavutės, gražios dienutės, kaip sakoma. Jo. Nu, aš tau to ir palinkėsiu, kad gerai praleisim laiką ir tikiuosi, kad patiks šiais metais dar kartelį sudalyvauti pas mane. O dabar mūsų kitas dalyvis. Demiko. Labas vakaras, labas vakaras. Labas vakaras, Pauliu. Kaip laikotės? Puikiai. Tai man labai smalsu, ypač kai dabar pasibaiginėja tavo Laisvės televizijos projektas STT. Kokie tavo planai yra toliau? Ar gali atskleisti? Jo, galiu, tai esu atskleidęs. Nauja laida Laisvės TVX kanale vieną kartą per mėnesį, memo apžvalga vieną kartą per mėnesį mano pagrindinėme kanale. Ir Twitch'o streamai kiekvieną sekmadienį mano Twitch'o kanale. Ir iš to dar irgi kažkoks papildomas turinys. 25 bus tikrai, ne teoriškai, praktiškai bus daugiau turinio negu bet kada buvo. Ar, Pauliu, manai, šiandien gali tapti nugalėtojas? Tikrai ne, niekaip. Mane jau Justinas pametė po ratais. Aš gal ir turiu iškalbą, bet žinai, tai iškalba mane ištrauktų, jeigu tu mane kviestum prie lentos atsiskaitinėti kokią nors knygos interpretaciją. Šiandien, kadangi tokių dalykų nebus, tai mano iškalba manęs neišgelbės. Ačiū, Pauliu, palinkėsiu sėkmės. Tomai, jau viskas, užteks mokytis. Jau galim pradėti. Gerai, va, kartausi lietuvių kalbą. O gali parodyti, ką būtent šiuo metu skaitai? Apie daiktavardį. Kas yra daiktavardis? Tai daiktavardis yra daikto vardas. Nu jo, tu neklysti ir aš tikiuosi, kad tau padės šitą informaciją. Esu pasiruošęs tiek lietuvių, kaip sakant, matematika, mano prašiausia vieta, tai esu pasiruošęs 5 klasės matematiką, tai tikiuosi iki 5 klasės praeit, turbūt galiu parodyti gamtos mokslus ir to pačiu 5 klasė istorija, bet čia yra antra dalis, pirmą jau visą išmoko atminti. To pačiu pristatysiu Butomį, tai greičiausias žmogus Lietuvoje, jeigu būtų Lietuvos Dakaras, tai jis būtų, laimėtų turbūt tą Dakarą. Ir ralistas, ir to pačiu drifteris, viskas, kas susijęs su mašinom atstovas. Jo, man tėvai sako, tu ten tam ralį važiuoji, aš visą sakau, čia driftas. Driftas yra skirtingas dalykas negu ralis. Tai... Ne, visiškai skirtingas. Absoliučiai visus laimėtum. Kaip Butomį nugalėsi šiandien? Turbūt. Jo, parodys 1-5 klasės. Ir mūsų paskutinis šiandieną. Martas Stankevičius. Palauk, čia vairuoju. Galiu. Vienu momentu tiesiog pagalvojau, kad tikrai vairuoji. Labas, Martai, kaip laikais? Gerai, aš laikausi gerai, esu nusiteikęs gerai, mačiau labai daug chebros komentarus, jie labai palaiko. Jaudinės nors kiek? Lemba, gal jaudinos prieš šitą speechą, žinai, o dabar tai jau viskas, dabar jau reikia susimti ir jau parodyti. Sėkmytės, Martu. Ačiū labai. Jūs mokėtės Lukas Čestovas, kaip ir kiekvieną epizodą išskyrus antrąjį tiktokeriais. Šiame pagreitintame kurse bandysite praeiti pro 1-12 klases, įskaitant ir darželio lygio klausimus. Kiekvienoje klasėje bus užduota po 3 klausimus, atsakyk teisingai per duotą laiką arba gausi dvejetą. Surinkus 3 dvejetus, būsite diskvalifikuotas iš žaidimo. Visi turite chato pagalbą, kurią panaudojus klausimo metu galėsite žvelgti į transliacijos komentarus ir išsirinkti savo norimą atsakymo variantą. Panaudoti chato pagalbą galite ne vėliau nei likus 20 sekundžių iki laikmačio pabaigos. Papildoma pagalba bus suteikta visiems, baigus pradinės klases. Visos pagalbos yra panaikinamos finalinėme etape, netaupykite ir nepamirškite jų naudoti. Ir naujoji mūsų taisyklė. Už bet kokį nelietuvišką keiksmažodį dalyviui bus skiriamas dvejetas. Fuck, nu šitą taisyklę man sukurta. Oi! Karšas koks. Taip. Viskas, Pauliui dvejetas. Tinka rūpus miltai, žalia rūta. Po paraliais. Jeigu norite sakyti blemba, tai galite pasakyti. Bet tebūnėtai įspėjimas, žinosit, ko laukti, žinosit, ko tikėtis ir žinosit, kad iš žaidimo galima iškristi anksčiau. Instagram'e buvau kėlęs bei YouTube community kažkieno atestatą iš dalyvių. Galite dabar įsižiūrėti visi, kieno tai galėtų būti atestatas. Tikrai ne mano. Aš norėčiau paskaityti keletą komentarų labai fainų, kieno tai mano atestatas. Marto negali būti, manau, 3 lentynos. Manau, Marto nesmetė mokyklą. Nu, aš universitetą, bet ne mokyklą tai baigiau ir visai neblogai, žinokit. Aurimo, ne savo žavingą šypseną pakerėjo mokytojas, bet per egzus nepaėjo. Spėju Marto Stankevičiaus. Ir tada Paul Demoko. Paul Demoko. Skleisim, kieno tai buvo atestatas ir atestatas buvo Aurimo Balujavičiaus. Aurimai, kaip ten su tavo mokyklos baigimu? This what it is. Nu tai ką, važiuosime į mūsų darželį. 3 klausimai darželio bus pradžiai. Kaip vadinamas metų laikas, kai pradeda žydėti medžiai? 30 sekundžių šitam klausimui. Lemba, aš nespėjusi. O, Aurimas iš dailės 10. Pavasaris. Oi, Aurimai, kokia graži gėlytė. Antanas ant tiek toli, kad net šrifto nesimato. 1+2 lygų, aš irgi parašiau. Galim vieną kelti, ne abidį, nes kažkaip taip. Jo, galit vieną kelti. Ir tik tai ne dešinę ir į priekį neištiesk. Oi, koksai, Martai, tavo gražus trejetas, toksai, nice. Buvo teisingi visi. 3 darželio klausimas. Kaip vadinami kaštono vaisiai? Kaštonas turi vaisių? Deividai, kad tu susėmės už galvos, viskas gerai? Jau labai gerai, tiesiog sunki galva. Kaštonas. Eik tu!
Ir Justinas Lekavičius parašė... Tai kokia kaštono vaisiai, tai kaip kaštonas kaštoną gali turėti? Kaštonas tai medis. Kaštonas yra medis, o vaisiai kaštonai yra kaštonas. Nu ir taip, man pas mane didelio ekraną dabar pastatė. Mano mielasis mažiukai, Gilės yra ant ąžuolo. Kulkorėžys! Ant spygliuočių. Aš irgi parašiau Gilės pradžiai ir paskui galvoju, blem, palauk, aš ant ąžuolų Gilės, tai perrašiau kaštonus. Visų pirma, tai sveikinu praėjus darželį, niekas neiškrito. Kuris žodis eilutėje netinka? Zylė, salamandra, varna, genys. Jeigu blogai atsakiau viskas, aš išeisiu. Ar galime matyti atsakymus? Visi parašėt salamandra, o teisingas atsakymas buvo salamandra. O kas yra salamandra? Salamandra žuvis. Salamander. Aš galvau, kad driežas salamandras. Oi, ne. Atsiprašau, jūsų mokytas yra stupid. Aš žinau šitą iš Runescape'o. Aš irgi, sakė angliškai, tai supratau. Įrašykite trūkstamą ženklą. Mažiau, daugiau arba lygų. Galim parodyti atsakymą? Visi parašė, aš neatsimenu, žinokit, o kaip sakyti, čia daugiau ar mažiau skaitosi? Alio, pakeiskit mokytą, prijunkit jį čia prie mūsų. Kažkoks jis labai. Suskiemenuokite žodį ritinys. O ką reiškia suskiemenuoti? Skiemenim. Antanai, pala, imk knygą. Baigėsi laikas? Duok. Gerai. Gerai, pala. Ritinys. Šiaip Antano, gali paaiškinti, ką čia parašei? Gali man paaiškinti. Šaknis traukia iš Ritinis. Ritinis kas? Atrodo, kad jisai norėjo ir priešdėlį pažymėjo pusiau galūnę kažką. Negaliu šitą skaityti, Antanai. Antanai, tu prisijungi prie Pauliaus ir Justino Merods, nes tu esi vienintelis suskiemenavęs žodį ritinys neteisingai. Ei, pradėkime nuo to, kad iš valandos net nenurašė žodžio normaliai. Lietuvių kalboj. Antanuko pirmas duetas ir mes to pačiu praeidam pirmą klasę. Kaip vadinama šventė, kai marginami margučiai? Deividas savim pasitikė, įsitikinęs, jog tai ne vėlinės. Gerai, kad pasakei. Ai, pala. Velykos. Šaunuoliai, o judame į antrą klausimą antros klasės. Kuris yra lietuvių kalba vėl? Vėl. Kuriame žodyje yra klaida? Mislė, ypatingas, įdomus. Antanai, Tavo metai, Antanai. Aš žinau šitą. Aš žinau. Malonės! Ypatingas. Tada biškį bijoji dėl šito. Aš nemeluosiu, aš surašiau pradžių žodžius ir tada rinkaus, kuris neteisinga atrodo. O kokius žodžius parašai? Visus. Parašiau mislė, žiūriu, atrodo teisingai. Po to yra rašyti ypatingas. Ir žiūriu, kažkaip vaibą, neprašai žodį pagal vaibą. Čia toks ant feelingo buvo labiau, ant jausmo. Gerai. Liko vienas klausimas. Kiek minučių yra 5 valandose? Nematau, ką parašai, bet... Ok, 2, 1, rodom dalyvių atsakymus. Ir visi parašė 300. Kas yra teisingas atsakymas? Bičiuliai, ar visi gavote Lorenzus? Ar paragavote? Taip. Norėčiau sužinoti, kurie jums labiausiai patiko. Aš iškart pasakysiu savo. Visus čipsus, kad pačiokas buvo atidarytas. Pagrinde yra tie krančiai natūraliųjų ingredientų ir pomstikai tie mažiukai. Tai man pomstikai, žinokit, labiausiai patinka. Ačiū to pačiu Lorenz, kad prisidėjo prie mūsų projekto. Galite įsigyti su atgal su Lent 30 koduku iki naujųjų metų. Tikiuosi, kad jau šiam savaitgalį pasiėmėt, bet iki naujųjų metų dar galite įsigyti su 3% nuolaida. Judėsime į 3 klasę, mano mėly klasiokai. Kiek planetų yra Saulės sistemoje? Davai. Nepasimauk. Aš žinau. Galima googlinti ar ne? Ne, googlint negali, Antanai. Ok, turim 8, 9. O dieve, Paulius, aš irgi norėjau 9 rašyti. Blogai. Buvo žmonės, kurie suklydo, buvo kurie parašė teisingai. Tie žmonės, kurie suklydo, tai yra Paulius ir Antanas. Ne, aš iš šitos pusės džiaugiuosi, kad iki 3 ar iki 9 aš jau atėjau. Dar neiškritai, Antanai. Jau pralaidai. Jis jau pasirodęs baigimo kalbą. Atsisveikinimo kalbą, Šalavičius. Ai, tu galvoji, kad tu iškritai? Sveikas sugrįžęs. Raskite veiksnį. Jonas eina. Mokytojau, ką tai reiškia? Imk čatą pagalbą. Tai kad tai nesąmonės rašo, ką reiškia? Ką? O tu žiūri? Tai tu nežiūrėk, jeigu. Negalėjai žiūrėti iki dabar. Nežiūriu. Antanas MVP visiškai. Neiškris, kad... O ne, mokyto, man atrodo, Antanas čytinam. Jam nepadeda mokytojų. Leiskite jam čytinti. Wow, Aurimai. Oho. Eik tu. Wow. Labai gražiai nupiešė, galiu pasakyti, tikrai. Aš dabar prisiminiau, kas yra. Aš neatsimenu, kas derinys ir veiksnys. Eik tu. Bet čia ir yra tas dalykas, kur tipo po mokyklos tu nebenaudoji tokių žodžių. Jo, 100%. O tu po mokyklos planetas tyri? Ten jisai tikrai jas tyria. Antanai, dabar jau tas momentas. Dabar jau tas momentas, kur... Ne, viskas gerai. Nenusimink per daug. Antanai, pabūk čia su mumis, pažiūrėk
9 klasėje dabar esu. Nesvarbu, Antanai, visiškai nesvarbu. Netame esmė. Buvo labai smagu, kad sudalyvavau. Dar Antanai dar neišeik, dar bus sugrįžimo raundas. Šalia pirtelė yra, o galiu nueiti pirtį. Manau, spėtum, jeigu greitų, kad tokį. Antanas eina, kuris yra veiksnys. Antanai, linkėjimai ir nepavėk nuo mūsų. Kiek sekundžių yra 9 minutėse? 900 ir taip aš. Kažkas tokio. Bet Butomis taip tyliai, nei žodžio nesako, žiūrėk, lyderis. Ir be dvejetukų sėdi. Lyderis? Ką, jau Ar veiksnys paveikia? Ja. Jis parašė Jonas. Nurodė Aš įstatymą. Parašiau eina. Čia tokio nepligūglinsiu. Paldėt Šaiką, visi parašė teisingai. Baigė 3 klasę, sveikinu su tom. Kurios religijos atstovai tik į Alachą? Ai, o gerai, viso, mano 3 dviejas pareina. Pauliu, parašyk, ką nors, prašau. Aš prašiau, bet aš tiesiog nepamenu žodžio. Prašai gerai. Ne, bet tai islamo religijos, nes kurios tai religijos. Ne, tai kurios religijos atstovas yra musulmonas, ar ne? Ai, nebent akcentas yra ant atstovų, tai atstovai yra musulmonai, bet... Viskas gerai, viskas, nepanikuokite, atsakymas buvo musulmonai, bet tinka ir islamo. Šaunuoliai. X plus 40 lygu 250, raskite X, tikrai nesunkus. Tikrai lengvokas. Pakelkite rankas, tik tai kaip parašysit, aš tada matau visus. Aurimai, dar rašai? Jo, aš čia formulę visą rašau. Gerai, leiskite Aurimai rašyti, jeigu jis tam skaičiuoja dar. 3, 2, 1, parodome, ką parašė dalyviai. Ok, šaunuoliai, visi parašė teisingai, šaunuoliai, Aurimai, aš nežinau, kad ten formulės kokias vedėjai, bet tavo atsakymas buvo svarbus. Sveikinu praėjus pradėtas klasės, mėliai. Valio. Let's go. Ai, palaukit. Sorry. Liko dar vienas lietuvių kalba. Parašykite žodį gėlė, vienaskaitos naudininko forma. Aurimai, ne. Parašiau, bet nežinau. Gėlė. Atsakymas buvo gėliai, šaunuoliai. Va dabar tikrai praėjot pradės klasės. Leiskit jums pristatyti Meet You ratukėlį. Ir papasakosiu tai kaip sveikia. Kiekvienas dalyvis po 4 klasių gauna Meet You ratuko pagalbą. Dalyvis šią pagalbą gali išnaudoti pakėlus ranką ir pranešus mokytojui prieš pasirodant kitam klausimui. Panaudojus pagalbą sukamas Meet You ratukas, kuriame jūsų lauks kūno kultūros užduotis arba klausimo praleidimas. Įvykdžius užduotį, klausimas taip pat yra praleidžiamas. Taip, maladė, Justinai, krančiai batonėliai, Maksimos lentynose. Džėlai skanu? Labai. Suruošė į 5 klasę judės, nieks nenori cukrato dar. Bendžiau, tu gal nori prasukti, ant 3 procentus turėjau. Nori, kad prasukčiau? Prašau. Suka Meet You ratuką. Cukratelis, Yes! Dabar esmė, kad kitą, kurį išsuksiu, gali būti kūno kultūros užduotis, kurią turėsi vienam klasiokui perleisti. Dar kada atsuk? Va, 15. Davidai, kas turi iš klasioko atlikti šitą užduotį? Parodyk veidus. Martas mašinai pritupimus daro. Jo, rimtai. Gerai, jo, labai. Martai, viskas, nes jam sunkiausia bus. Tai aš tiesiog kažkaip... Ai, tai tu išlip prie durelių. 15, ne? 15 pritupimų, jo, darysi. Ir let's go. 2, 3, 11. Viskas. Martai, Užtenka. nori prasukti ir tu ratą? Ne, aš nenoriu. Okay. Stačiakampio perimetras yra 50. Viena kraštinė yra 10. Kam lygiai kita kraštinė? Kaip džiaugiuosi, kad prasukau. Rimtai džiaugiasi, nėra tas sunkus. Aš 3% iš paties gavau. Noriu čia pagalbą. Martas naudoja čia tą pagalbą. Žiūrim, ką turi parašę dalyviai. Paulius vėl verkia ir vėl teisingai. Pala, o ką būtum rašęs? Kaip čia norėjai daryti? Tai teoriškai kitų kraštinių suma yra 40, ne? Ne, 30, bet jo. Perimetras tai visų kraštinių suma. Nu, taip, tas teisingai. Nu, tai kaip būtų taip toliau buvę? Taip, Ne, tai stačiakampis turi... Žiūrėk, na bet vėlgi, Aurimas užsidirba savo antrą dvejetą, jis buvo neteisus. Aš tik noriu paklausti, Aurimas nebuvo architektūros baigęs ar... Kokius vat, Nu ką, istorija? Sukurato, jo, ne, čia nevaidinkim. Dabar istorija, palauk. Ne. Duok man 5 vienas pagalvoti. Tai pala, Paulius Sukarato, tai gali galvoti. Sukam Pauliui ratuką. Jumping Jacks. 25 Jumping Jacks. Oho. Jumping Jacksai. Jo, pasportuosim, davai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, no. Kažkaip. All good.
Sakalė lėk. Ką? Aš norėjau su. Aiškiai. Aš atsiprašau, Justinai. Aš atsiprašau, Justinai. Tai negalima duodėti tada dabar man. Mokyti kambarys, aš nuoširdžiai pamiršau, kad Justinas norėjo pasikalbėti dėl šito. Ką darom? Per vėlų sako. Justinai, aš žinau, kad tu manęs dabar nemėgsi visą savo Aš idėją, kas tai aiškiai. Gerai, aš atspėsiu. Naudoja čatą pagalbą, kas nors gal? Ne, nenaudoju. Ateinas nestabdo. Ir mes naudoja čatą pagalbą. Riteriai, Airijos, gentis, kažkokia... Čia žiauriai unfair. Aš tikrai nuoširdžiai žinau, labai atsiprašau. Justinai, aš prisimsiu 3% kalties. Aš labai atsiprašau, Justinai. Aš tai sakyčiau, kad jam tipo... Kaip ir balsuočiau, kad JL-ui nuimta dvietą. Aš irgi. Jo, nes mano atsakymas nėra tikslus ir... Tiesiog nuėjo. Sukam ratą tada dabar. Ir tau nuimsiu tą dvietą už tai. Gerai, bet gėda nuo atsakymo vis tiek liks, tai nežinau. Koksai geras. O, okei. 10. Oi, geras dar. Ei, Vienas. Ruošęs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raskite žodžio galėjome galūnę. Būtome už... Jome! Martai, 100%. Kodėl? Ne, 100% žinok nepadėjo. Martai, jome ne. Wow, tiek žmonės. Toj vietoj Paulius D. Mykolaitis ir Aurimas Valjavičius gauna po savo 3 dvetus. Ir šitoj vietoj O7, mano mėlėjai, Aurimukai, Pauliukai, paspausi ranką, tikrai. Ačiū dar kartą, kad atėjai. Nu, aš dar nenoriu atsveikinti, nes gal dar sugrįši. Bet kol kas sakau palsiek. Pauliau, tau lygiai tas pats. Ar džiaugiasi iki kur nuėjai šiaip? Be jokios abejonės. Gerai, pažiūrėsim, kaip seksis tau dar sugrįžimo raundas. 3 klasiokų nebeturim, bet 6 klasė. Priėjom tokią. Naudojat kas nors ratuką istorijai? Sukam. Let's go. Oi, koks. Žiūrėk, perlais. Gerai, suku dar vieną ir pažiūrėsim, ką galėsi perlais. Duos atgal penki. Jumping Jack 20. Nu, tai man Deividas toks draugiškas buvo, tai aš noriu tą draugį. Perduoda savo užduotį Davidui Benžiui. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Aš manau, kad jau gerai padarėte. Bet wow, ta prasme, Sakalė lėk. Ai, čia į tą temą supratau. Žiauriai greitai pavarėjai. Mėgamavimas su jūsų įpratęs greitai dirbti. Bizantijos imperijos sostinė yra kas? Galima pagalbą paimti čia. Im čatą pagalbą, Arnas. Aš žinau, bet aš nenoriu iškristi. Davidai, jauties, kad žinoj? Ne, absoliučiai nežinau, iš vis net ne kas čia vyksta. Ir ką parašė mūsų dalyviai? Labai gražiai. Konstantinopolis. Ne, Justinai. Ką galiu pasakyti? Negirdėjęs aš gyvenime tą žodžią Konstantinopolis ar šis Bizantija kažkokia. Dalyviai, turėsime pirmą istoriją, kitą klausimą, kuris yra muzikos. Let's go, aš iš tikrųjų artistas esu žiaurus. Parašyk nors vieną pagrindinę instrumentų grupę orkestre. 100%, let's go. 100% Marton, davai 100% Marton. Arba. Styginiai, mušamieji, styginiai, pučiamieji, styginiai, mušamieji. Arnas parašė 2, bet nu jie buvo teisingai. Galima sukti ratą. Matematikos jau bijau 6 klasį. Suki? Gerai. Važiuojam! Matematikos klausimas bus skipinamas su Jumping Jacks kiek? 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 15, nice. Ar įmanoma nubraižyti trikampį, kurio kampų dydžiai 90, 30 ir 60 laipsniai? Taip, gali, nes 108 laipsnių 100%. Atsakymas buvo taip, praėjote 6 klases, po 6 klasių vienas iš jūsų turite galimybę nusimti vieną dvejetą. Šiame etape dalyvauja visi neiškritę dalyviai. Vienas iš jų turės galimybę panaikinti savo dvejetą. Ekrane matysite matematinę užduotį, kurioje reikės susidėlioti žodžių rinkinį. Pirmasis dalyvis turintis galutinį atsakymą pakelia ranką ir mokytojui davus leidimą pasako savo atsakymo variantą. Jeigu atsakymas teisingas, dalyviai panaikinamas dvejetas. Noriu pridurti, jeigu atsakymas neteisingas, dalyvis negauna antro šanso spėti. Čia yra raundas, kur galite naudoti savo skaičiuotuvus. Pliusas, jeigu turit Casio skaičiuotuvą, nes šitai tinkami ir valstybiniams egzaminams. Japoniški, kokybiški, gerą brando, su atgal sulent 30, toks pats kadukas per visur, galite už 3% pigiau nusipirkti ir suskaičiuosit viską. Važiuojam! O ką aš skaičiuoju dabar, aš nesuprantu.
Šiaip žinai ką? Justinas turi, Justinas kelia ranką ir Justino atsakymas yra... Maketavimo peiliukas. Wow! Justinas šaunuolis nusiema vieną dvejetą. Maketavimo peiliukas. Ar buvot, ar tikite? Buvau parašęs beveik... Peiliukas beveik jau gavosi. Tu neįsivaizduoji, ką aš pradžią dariau. Koks šio veikiamojo dalyvio veiksmažodžio laikas aušiai? Tikrai, kad... Šiaip nėra sunkus labai. Būtasis kartinis, būtasis dažninis, būtasis kartinis. Turime du suklydusius. Arnas parašė būtasis, o Benžis parašė būtasis dažninis. Jeigu būtų buvęs dažninis, tai būtų oždavo. Arnai, šitoj vietoj, ar tu tiesiog nepatikslinai galvojai, kad nereikia patikslinti laiko? Aš negalvau, kad skiriasi. Aš tipo galvau, kad yra būtasis ir tada būtasis dažninis. Nieko, nepabėg, dar, manau, turėsi labai neblogą progą sugrįžti. Davidai, irgi čia tau nepasisekė. Nes aš prisiminiau, kad yra du, kartinis ir dažninis. Ir tada mane labai irgi, kaip patarn sako, nenaudoja gyvenime, žinai, jau šitų dalykų niekada. Ir mane labai sumėtė, aš galvoju, tai jis dažnai sakydavo vieną kartą. Žinai, tas ir tada viskas pasimėtė. Greit galėsi manyti sugrįžti, biškį pailsėk, nusiramink ir bandysi patekti atgal. Ačiū labai. Ačiū tau. Kiek nulių turi kvadralijonas? Pagalvok, čia, kai pagalvoja apie tai labai gerai. Tai ne taip ir sunku. Aš jėmu čiatą pagalbą. Gerai, būtum įsime čiatą pagalbą. 3, 2, 1. Gerai pasirodė, maladės. Iki 7 klasės tikėjai tiek nueit? Ne, nuoširdžiai, tikrai ne. Iškart sugrįžimo raundas bus dabar. Visi dalyviai, sugrįžkite, jeigu dar esate, bus dabar sugrįžimo raundas. Šiame etape dalyvauja tik iškrito dalyviai, kurio nugalėtojas turės galimybę sugrįžti į pagrindinį žaidimą. Pirmasis dalyvis turintis galutinį atsakymą pakelia ranką, kaip ir Parkasio, ir mokytojui davus leidimą pasako savo atsakymo variantą. Jeigu dalyvio atsakymas teisingas, jis sugrįžta į žaidimą. Ir mėliai, dar prieš prasidedant klausimui, gingerbread latte gali rasti dabar virš Vero Cafe visoje Lietuvoje. Tai paragauk, jeigu dar neragavai. Vero Cafe užsidaro po 15 minučių. O jūs važiuojate dviračiu, kurio greitis yra 12 km/h. O smagu dalyvauti. Jei kavinės liko 2,5 km, ar spėsite ją pasiekti laiku? Jei taip, kiek liks laiko iki užsidarimo? O čia atsakymas turi būti tikslus ar grubiai? Tikslus. Arnas trečia lentyna kelia ranką. Per 15 minučių važiuojant 12 km/h nuvažiuosi 3 km. Tu neskaityk man, tu man pasakyk atsakymą. Jis tau neskaitau, aš tau pasakoju. Per 15 minučių važiuojant 12 km/h nuvažiuosi 3 km. Tai jeigu iki kavinės liko 2,5, tai spėsim. Ir kiek minučių bus likę? Tai bus likę... Tai kas? Tai kiek liks minučių? Iki užsidarimo. Pusę kilometro, tuoj pala. Dabar. Viskas, Arnukai. Kas? Bet tai aš gerai suskaičiavau, kas yra, kokios... Bet tai tu nepasakai mum atsakymo. Tai pasakiau, per kiek nuvažiuoja, nu. Klausė, kiek iki užsidarimo liks laiko. Kiek liks iki užsidarimo laiko? Aš turiu atsakymą. Aurimai? Lieka iki užsidarimo 2,5 minutės. Žiūrėjau, kokią formulę čia vedžiau. Nieks nesitikėjo turbūt. Welcome back to the game! Seni dviratis. Nu, papasakok. Vau, šaunuolis, bleva. Aurimai, mes tuoj susitiksim žaidime, bet aš noriu tuo pačiu atsisveikinti su savo dalyvėlį. Mielasis mano Arnai. Na, nedaskaičiau gal iki galo. Pagalvojau, ar suspės ar nespės ir tada pakėliau, kad spės. Bet... Ačiū Arnai dar kartą, kad sudalyvavai. Ačiū, buvo labai smagu, dėkoju. Smagu matyti, kad kokybė pagerėjo viso projekto ir šiaip viskas labai fainai čia. Ačiū tau labai. Čiau. Viso ko geriausio. Iki. Davidai, nu va, dabar jau galima atsveikinti. Šiaip irgi esu labai dėkingas, kad atėjai, sudalyvavai. Ačiū tikrai labai iškai. Iki kitų. Nežinau, gal kažkur susimatysim dar. Pauliau. Nu, atsipūtęs. Welcome back. Turėjai arti atsakymą? Ne, aš kai pamačiau sąlygą, aš nieko nedariau, tiesiog žiūrėjau. Supratau. Tiesiog pamačiau, kaip Arnas greit pradėjo pas save dėlioti viską ekrane ir supratau, kad nėra varianto pasaulyje, kur aš greičiau suskaičiuosiu negu jis. Tai tiesiog pasėdėjau. Ačiū tau labai, Pauliau, kad irgi sutikai sudalyvauti projekte. Tikiuosi, kad... Ačiū tau labai, kad pasikvietei, kad esate tokių projektų pionieriai, kad išplečiat streamingą, ne tik populiarinat paprastojo streamingą būtų, bet išplečiat tokiais formatais. Žiauri cool ir tikiuosi daugiau pamatyti ne tik atgal šalien, bet ir visokių ten, žinai, ten kaip būna trivia ir ten įvairiausių visokių tų telekinių žaidimų, bet tik šitam formate. Tai man atrodo, kad tai jums puikiai sekasi. Tiksliau matau, kad jums tai puikiai sekasi gyvendinti, tai nesustokit ir daugiau tokių darykit dalykų. Žiauri, vėl, ačiū labai, fainas pagirimas. Dėkui, Pauliau, ir mes susimatysime... Martai, 100% berniuk. Ar nesigiri, kad sudalyvavai? Čia buvo smagu, bliam, tikrai. 100% labai atsiminsiu ilgai šitą.
Dėkui dar kartelį, Martai, ir geros kelionės tau namo. Nu ką, finalistai, kol kas, Mausų 3. Pasiruošę kovoti. Man pavyko comeback iššauti. Šiaip nustebinai labiau, Aurimai, wow. Aš tikrai džiaugiuosi. Kaip Britai vadina bulvių traškučius? Va, čia pamėtite Lorenz kaip tik yra. Nepamirškit, su atgal siūlint 33% naudą Lorenz šipsiukam. Iš butono veido sakyčiau, kad jis nelabai žino atsakymą, arba nėra visiškai... Aš 50-50, žinai. 3, 2, 1. Crisps ir chips. Parašė Aurimas. Chips tai amerikonai, ne anglai. Jo. Einas, Aurim, bet pastebėjau, kad yra tendencija. Tas, kas sugrįžta, iškart kitam klausimui vėl iškrenta. Taip arti, bet taip toli. Aurimai, ačiū dar kartą labai, kad sudalyvavai. Kaip šiaip tu buvai praeitais metais, kaip irgi, vat, nepasakok, nedeklamuok, bet pasakyk šiaip overall kaip experiences sudalyvauti šiais ir praeitais metais. Faina publika, faini klausimai. Faina klasė. 12 D žodžiu. Formatas žiauri, fainai, bet vieną klasę toliau nuėjau. Ne vieną, tu pasižiūrėk praeitų metų, man atrodo, kad tu ten labai mažai nuėjai. O to pačiu visi tau palinkėsim geriausios sėkmės ir kitais metais lipti į kalnus. Ačiū. Lauksim faino turinio iš tavęs, okei? Gerai, ačiū už galimybę. Ačiū tau, kad atėjai. 07. Nu va, Aurim. atėjo Galzogas ir jis sugrįžo ir išvyko. Kaip vadinama reakcija, kai medžiaga jungiasi su deguonimi? Šitą žinau, šitą for real žinau. Rimtai? Taip. Čios. Atsakymas buvo oksidacija. Vau, abu teisus. Šaunuoliai. Kokios religijos maldos namai yra stupa? Gerai, aš viskas, aš pasakysiu. Tu žinai? Aš nežinau, bet aš spėju. Aš žinau kitų, kaip vadinasi, ir šitos nežinau, tai spėju šitą. Kodėl jūs parašėte būtent su budaizmo, o ne budizmo? O tai neturit rašas? Budaizmas. Budaizmo. Nu, budaizmo sako 100%. Rimtai? Taip. Jo. O galima ir budizmo tada rašyti? Šiaip sakė, mokytojas Kamuolys dabar, kad tinka budu. Budaizmas yra angliškai pasakė, dėl to. Sveiki. Ne, viskas, va čia jau baigėsi. Raskite išplėstinę aplinkybę. Saulei leidžiantis pasirodė svečiai. Nesakyk nieko. Nesakysiu nieko. Nesakyk nieko. Jeigu neteisingai. Whatever. Keliu rankas. Saulei leidžiantis ir pasirodė, parašė. Matro kamerai mane. Atsakymas buvo Saulei leidžiantis. Tai butonas. Nu, ir su šitu jūs vis dar praeinat 8 klasę, mes įdėsime į gimnaziją. O, palabės, 9 klasę. Kam lygus apskritimas spindulys, jeigu plotas yra 36 pi? Galiu tu palikti tą patį atsakymą tiesiog. Saulė leidžiantis. Ne, aš iškart. Nežinai formulės? Ne. Jūs parašėte 9 ir 108. Atsakymas buvo 6, tai abu jūs esate neteisus, bet jūs dar einate toliau. Kokia kalva Lietuvoje yra aukščiausia? Kalvos yra Lietuvoje iš viso. Gedimino pilis visai aukštai ten Vilnius stovi. Aš keliu ranką, aš nieko nerašiau. Ką nors, pabandyk gal spėt, ne? Gal pataikytum netyčia? Be šans. Bus kaip su Airijos riteriais. Geriau nieko neatskaitai. Ai, supratu. 108 kalva čia, jeigu nežinau. Atsakymas buvo aukštojas. Nesu girdėjęs tokios. Kaip vadinamas sudėtinis sakinys, kuriame dėmenys siemenį jungtukas, o prasme ar intonacija? Ne, čia iš tikrųjų žiūriu lengva. Aš baisiai alkanas šiaip, iš tikrųjų. Žiauriai lengva, jo. Parašyk kažką? Jo, viską. Aš atsakymą prieš 25 sekundės parašiau. Ne jungtukai. Oh my god, buvo žiauriai. Atsakymas buvo be jungtukis. O, nedaug trūko. Nedaug trūko. Bet Justinai, aš tasau, kad galime atspėti. Ką man atspėti, aš net nežinau, ką parašyti. Aš parašiau butasis dažninis. Ir ištryniau, nes būtų žiauriai blogai. Kaip vadinamas fizikas skyrius ar šaka, kuri nagrinėja garso reiškinius? Tikrai esu girdėjęs. Jo. Aš irgi tikrai girdėjęs. Lemva reikėjo mokytis fiziką, iš tikrųjų. Dėl šito momento, ne? Jo. Jeigu pataikiau, tai pataikiau. Neatrodė kaip durnas atsakymas. Nice. Ne, nu čia toks logiškas klausimas buvo. Jo. Bet negaliu patikėti, albu atsakėt, wow, ištaisykite klaidą. Einant, pamačiau pažįstamą. O kur čia klaida yra? Vat, pataisykite. Dabar. Taip pat čia reikia išmastyti, kur klaida. Kaip ir suprantu, bet kaip ir... Ne, man atsakymas tėdėl, aš negaliu patraukti šoną. Ekranai. Ne, einant. Ne, norėjau parašyti einant. Pamačiau pažįstamą, bet galvojau, kad taškas turi būti už. Bet Tomis jau mato, kad atsakymas buvo parašyti eidamas vietoj einant, nes einant nėra teisingas vartojimo žodis. Justinai, 3 metai. Ką padarysi? Ne. Iš tikrųjų, kad mes daėjom iki šitos klasės, čia yra virš visko. Aš tikėjau, kad iš visko kaip 5-6, nes aš žinau, kad kiekvienoje klasėje realiai bus po lietuvių kalbos klausimą ir aš nuoširdžiai sakau, kad man lietuvių kalba yra labai prastai. Noriu pasveikinti tik tais Butonį, jisai buvo labai stiprus priešininkas, kiek epizodą mačiau iki tol, nebuvo tokio stipraus priešininko, kuris taip stipriai viską būtų atlikęs, išanalizavęs prieš ateinančiais, netgi kartojosi, tai perėmė šias pergalės visų 100%. Ačiū tau labai, kad sutikai ir labai tikiuosi, kad patiko. Ačiū labai. Linkiu tau gražaus likusio vakaro ir gražių švenčių. Tarp kito visiems dalyviam linkiu gražių švenčių. Gerų gražių kalėdų, kūčių. Ir tai puikiai proga. Ką padaryti? Palaikinti šį video. Ir visą.
ir pasubscribinti, jeigu dar esi pasubscribinę. Butomi, laimėjai! Atgal Šulen YouTube'o epizodą, praeitais metais tau nedaug trūko, dabar tu paėmei tą pergalę. Kaip tu, bičiulė? Aš šiaip šokė, aš negalvau, kad Dželas turi 2 jau, aš galvau, mes po 1 turim, bet ta prasme, šiaip klausimai sukrito, aš galiu iškart pasakyti, kad klausimai sukrito pakankamai į mano pusę, nes šiaip daug ką spėjau, daug ką žinojau, tai toks gaunasi 50-50, bet nebuvo tokie sunkus klausimai, kaip praeitais metais, man taip atrodo bent jau. Butomi, duodu 5, susimatysime su tam finale, jau man reikia kitą pamoką eiti ir aš čia atsisveikinu.